Ir aš turėjau tą vieną naktį, kuomet man pervirto viskas. Kalbėsiu gydytoją ir gydytojas sako, nu bet žinai, sako, čia 30% moterų taip atsitinka. Aha, ir niekas apie tai nekalba. Ir niekas apie tai nekalba, ir tada galvoju, bet kodėl? Nes tai, kad man reikėjo pagalbos, niekas nežinojo. Bet atrodo iš išorės, kad tau labai lengvai sekasi naviguoti visą tai. Tam ir socialinė medija, kad ten rodytum tai, kas tau iš tikrųjų labai gerai sekasi. O yra visai. Niekam nėra taip lengva būti vienišam, kaip žmogui, kuris nuolatos sukasi gausybėje kitų žmonių ir kuris yra atsakingas už daugybę žmonių. Taip dažnai žmonės žiūri tave ir sako, o tu stipri, gerai, aš tau dar truputėlį įdėsiu. Tu atradai kažkokį tą ryšį su dieviškumu. Koks skausmingas kelias, kai galvoji, kad viskas priklauso tik nuo tavęs. Kiek iš tikrųjų, kiek streso, kiek baimės, kiek nerimo, kiek atsakomybės ir kaip yra sveika iš tikrųjų staptels ir supras, kad tu varžtelis, sraigtelis tame, kas čia vyksta. Atrodo, labai tu priimi visą savo dalis. Man įdomu, yra kažkas, kas sunku tau yra priimti. Man nepatinka, kad aš bręstu. Ir kai sakau žodį bręstu, tai mano galvoje tai skamba senstu. Apie tai net nekalba.